sir. Ir vienas iš jų yra toksai smagesnis, ar ne? Dabar tai pasakoju trumpai. Renata, 28 metai, ji gyvena Klaipėdoje. Ieško būto išsinuomoti 2 kambarių per agentūras Klaipėdoje. Turi 2 vaikus, gyvena atskirai nuo vyro, jai 28. Ji jau ilgą laiką gyvena Klaipėdoje, apie 10 metų. Dirba siuvėja, yra šviesių plaukų, mėlynų akių, labai liekna moteris. Taip pat padėkite ją... padėkite jai truputį, atneškite jos gyvenimą juoko. Tai va, kadangi dabar yra toksai šaltas periodas, baisus, ne? Tai būtinai mes tada paskambinsim ir toj pabandysim šiek tiek tokį vadinį. 28 metukai, 2 vaikučiai, siuvėja. O vyro neturi, ar ne? Liaun, kur telefonas dingo? Vaikučio nėra. Not working. Nu, pažiūrėjom. Kabėjo telefonas, žinai, kaip būna. Time out, man rašo internetas jau ilgą laiką. Ai, kažką lengvai. Kostiumą reikia suvėti. Tai tas. Vestuvinė suknelė. Vestuvinė suknelė. Klausau. Klausau, labą dieną. Labą dieną. Kaip aš suprantu, dabar aš kalbuosi su Renata. Nu taip. Labas vakaras, Renata, aš gavau jūsų numerį. Sakė, kad jūs siūnat drabužėlius Klaipėdoj. Drabužėlis? Ne, nelabai. Aha, nes matot, koks tai dalykas yra, man reikia pagalbos, kadangi ateina dabar periodas išvis vestuvių ir bus vestuvės. O ką jūs siūnat, sakykit? Nu, šiaip, tai aš prie baldų dirbu. Prie ko? Prie baldų. Supratau, tai aš kaip čia dabar davė, man sakiau, kad reikia kažkaip tai žmogus, kuris moka, nutuokia viską apie gobeleną gerą ir man davė jūsų numerį, kolegė. Aha. Sakė, būtinai, paskambinkit būtinai Renatai, sako, ne viską žinos. Nepamiršk, kad mums reikės ir baldų, tai to pačiu gali paklausti. Na, bet čia nesąmonė, dabar tai aš nenoriu susikoncentruoti ties baldais, man reikia suknės. Kartais neplanuoti dalykai būna žymiai geriau, todėl nusiraminti. Rimtai, Renata, o tai jūs čia kaip čia individualiai jūs dirbat su tais baldais, čia jūsų vyras jos gamina, ar čia jūs tik tai aptraukit, ar kaip čia suprasti, aš nesupratau dabar. O čia kartais ne iš radijos. Atsiprašau? O čia kartais ne iš radijos. Ne, atleiskit, bet kažkaip... Ne, tikrai. Gal čia mes skambinam? Pokšto nepadarė, ne. Gal čia jūs mums skambinat, kad apgautų mus, aš nesuprantu. Kodėl jūs mums skambinat iš viso? Tai jums aš ir neskambinu. Bet tai kodėl aš dabar su jumis kalbu, tai kažkuris tai turėjo skambinti? Tikrai tai buvo ne aš. Tikrai ne. Mama. Lakutis. Mama, koks vaiko vardas? Milena. Milena? Ar Milana? Milena. Gražus vardas. Mylėk mane, Lena. Kiek jie metukų jau? 4 tuoj. Taip ir sakiau. 4 godisa. O kiek kitam vaikučiai? 7. O iš kur žinot, kad yra dar vienas? Mes apie tą viską žinom. Oi, Dieve. Gobeliną. Renata, mes žinom, kad tavo gimtadienis netgi rugsėjo 12. Taip. O, kaip malonu. Tu įsivaizduoji? Mes esam kaimynai tavo, praktiškai. Va, aha. Nori šampaniuko, Renata? Ne, tikrai ne. Ką, tu rytoj darbą reikia? Reikia į darbą. Tai galėsi ilgai nebūt. Mes ir austerį turim ir šampaniuko. Radai Nu, nebent jeigu pas mane sutinėsi, tai prašom. Galima. Mes ir vaikus pažiūrėsim, man labai patinka. Radai jau būtą? Aha, gerai. Ar būtą susiradai jau? Ne, neradau, nepavyko. Tai mes nori padėsim tau. Prašom. Klaipėda. Jauna graži 2 vaikų mamytė. Palauk, tai aš pasakysiu. Jauna graži 2 vaikų mamytė yra. Dirba su baldais. Šviesių plaukų yra. Jo dirba su siuvėja parašyta. Mėlynų akių, labai liekna moteris. O kiek tu sveri, Renata? 55. Nu va, soliukė visiškai. Koks tavo ūgis yra?
1,70 m. O, Simpatiška. Simpatiška. O, tai tu čia A tu klausyk. gal ir vyro ieškai, klausyk. Nu, čia jau Čia jau- kitas klausimas. Čia jau kaip būtas duos. Aha. Tai jeigu yra rimtų vyrų nusiteikusių Klaipėdoje, kaip sakant, išnuomoti būtą arba trečiame kambaryje galite gyventi ir patys Renatai, tai va, tai skambinkit, mes perdusim Renatai žinią, gerai? Jau. Gerai, man. Mes būsim- Mes busim tavo brokeriai, Renata, jeigu ką. Gerai, ačiū. Nekilnojamo Seseriai irgi turto. linkėjimai. Ačiū tau. Seseriai irgi linkėjimai. Ačiū. Ačiū tau, gerą vakarą.